taisyklė būtų, daryk kitam taip, kaip norėtum, kad tau darytų ir tada viskas, man atrodo, išsispręstų. Noriu, kad kažkokia ugnis biški pradėtų mumyse kilt. Norėjęs tiesiog gamint ir aš gyvenau tokiom biško trešo sąlygom virtuviai, ant žemės miegojau. Sveiki, mėly VRG Live žiūrovai. Šiandienos epizode turime kol kas žymiausią mūsų VRG Live pašnekovą ir taip pat žmogų, kurio dienoraščių tekstai jau yra virtę visiems žinomomis dainomis. Taigi pristatau jums vienintelį ir nepakartojimą Tomą Narkevičių arba Free Finga. Sveikas, Tomai. Minė šėlsta. Sveiki visi. Kaip dažnai dar atrandi progų grįžti į gimnaziją? Tik tokiais šansais, kai susitinku su moksleiviais arba kai mamai praeitą savaitę nešiau vinilą, nes jie norėjo pasveikinti draugą gimtadienio progą ir aš atnešiau mokyklą vinilą, mama buvo pamokoj, Onutės nebuvo, nes Onutė serga ir mane pasitiko Algis Keršulis, fizinio mokytojas, ir jis tiesiog manęs nepaleido 40 minučių, jis man tiesiog pasakojo apie savo studijų laikus ir aš po to galų gale padėjau tą vinilą ir išnykau, bet šiaip dažniausiai kažkaip šeimos reikalais vos ne. Mūsų Keršulį mes visi ten esame buvę. Yeah. Ar tau vizualiai mokykla atrodo pasikeitusi, gal kažkaip, nežinau, koridoriai kažkas? Dabar, kai mane pravedinėjai čia, buvo tokio jausmo, kad šitų šortkatų aš neatsimenu, arba jų nebuvo, kadangi dabar yra, pradinės mokyklos visas flangas, tai gal yra kažkokio tokio naujo vaibo, bet šiaip bendrai Lojoteka man žiauriai fresh atrodo vis dar, nes joje esu praleidęs labai nedaug laiko. Bet šiaip tas akmuo ir ten visas, bendras vaibas lygiai tas pats. Ar pats savo vizualiai atrodai pasikeitęs nuo gimnazijos laikų, kaip atrodai? Jo, aš gal nebe toks pienius, kaip tada buvau, bet šiaip sakyčiau, kad mažai kas pasikeitė, net mokytojai arba dabar administracijoje dirbantys žmonės, kuriuos aš pažįstu iš anksčiau, atrodo sustoja laikė, tuosme, kad kažkaip gražiai subrendę, bet nepasenę, tokie jaunatviški visai, nes visai daug žmonių šiaip lieka jėzuituose dirbti po baigimo alumnai ir kažką mes šitą mokyklą turi tokio, kad alumnai nori likti, nori mokyti, yra kažkokia misija to ir tada fainai juos sutikti ir jie tokie atrodo jaunatviški ir jauni. Jo, retas gal kuris žino, kad turi dar 2 jaunesnius brolius, kurie irgi yra baigę gimnaziją ir iš tiesų pirmiau tavo brolis Mantas įstojo į 5 klasę ir tik tada tu į 9. Kodėl čia ir kodėl į 9? Tai Mantas, ne visada pirmas brolis visus geriausius takus pramina. Tėvai, mes kraustėmės, iš pradžių gyvenom Viršuliškėse, po to gyvenom Jeruzalėje ir kažkaip mama su Mantu labai aiškiai žinojo, kad jėzuitai, daug aplinkos žmonių jau tuo metu ten mokėsi ir buvo labai kažkaip natūralu, pamačius, kad Mantui čia faina ir kad faina mokykla, kad ir aš ten stočiau, nes Jeruzalės vidurinė, tuo metu, kur aš mokiausi, jinai buvo tokia intense patirtis. Kaip čia dabar papasakoti taip, kad ta mokykla netaptų kažkaip. Šiaip labai formuojantis metai, nuo 4 iki 8 klasės mokiausi Jeruzalėje ir tada turėjau kažkokį daryti sprendimą. Daug muštynių, daug įtampos, ne pats aukščiausias gal akademinis lygis toje mokykloje, bet ir aš kažkaip gal ir nuobodžiau ten pradėjau, nes kažkaip daug nedariau, bet visai neblogai mokiausi toje mokykloje. Ir tada lygtis buvo toks iš mamos supratimas, kad reikia pakelt lygį. Į licėjų taip vapšė niekaip nebūčiau įstojęs ir man tas mokėsi jėzuituose. Ir kiti mano, ir buvo daug labai draugų, kurie mokėsi jėzuituose jau tada, nuo 5 klasės mano
draugė Aistė Povilaikaitė, tokia, kuri dabar po to išvažiavo į Vokietiją ir ten džiauriai gerai gyvena, buvo mano vos neartimiausia draugė ir jinai čia mokės. Ir aš dar prieš įstodamas jėzuitus turėjau tokį visai ratą iš jėzuitų. Čia džiauriai išsiplečiau, bet realiai visi keliai suvedė iki to, kad kažkada man reikėjo keisti mokyklą ir tiesiog čia įstojau. Nusikelk mintimis dabar į 9-oką Tomą, koks jis buvo mokinys? Nu tai aš atėjau į 9 klasę, aš nežinau, ar kas nors iš jūsų į 9 yra stoję, atėję, ne? Toks labai specifiškas dalykas, nes tada dar nebuvo pradinės, tada buvo, žinai, jėzuitų nuo 5 klasės. 9 klasė, jeigu tu ateini, tu iškart turi kažkaip tai ieškotis kažkokių hebrų, kažkaip įsilieti. Ir mes įstojom su tokiu pijum iš kitų mokyklų. Mūsų buvo daugiau, bet mes su to pijum tokie tapom draugeliai. Ir supratom iškart, kad mes nesam, tikrai nebūsim šviesiausi ir geriausiai besimokantis. Ir dėl to bandėm paimti, įsilieti per bairius, per kažkokius tai, tokius kažkokius shenanigans, kažkokias nesąmonės. Ir vienur tai veikė, kažkaip į klasę pavyko įsilieti. Bet, pavyzdžiui, pas Stasę Tragienę, fizikos mokytoją, pirmoji pačioj pamokoje mes tik atėjom ir jinai pastatė mus prie lentos, kad nes mes ten kažką žvenginėjom, jinai iškart pamatė, kad čia yra kažkokie naujokai, iškart prie lentos ir tada tokį kursą, tai pažiūrim, ką jūs mokot. Realiai mes pasirodo nieko nemokam, absoliučiai nieko. Ir mes abu gavom po kuolą prie lentos, bet mes visą laiką vartėmės, visą laiką, tipo, žvengėm ir jinai suprato mūsų vaibą, suprato, kad mes dundukai esam, bet kad, linksmi dundukai. Visa klasė mirė iš juoko ir nuo to laiko aš supratau, kad, okei, tai čia it's getting real, čia reikia mokytis ir aš arba galiu, aš turbūt nepasikeisiu charakteriu ir turbūt, toks, koks esu, bairiuosiu čia kažką. Ir tas pats buvo su fizika ir chemija. Aš chemijos irgi turėjau kokius 4 gal. Ir tiesiog visą laiką per bairius mokyto, per kažkokį bendravimą tik tai išeidavo. Tai aš toks buvau, sakyčiau, toks žvengykla tokia, bet ir aš bandžiau tikrai adaptuotis, tikrai bandžiau pritapti. Ir tas pritapimas, jis dabar iš šono žiūrint, jis toks... Aš dar nebuvau žinai, dar neturėjau kažkokio brandulio savo. Aš bandžiau kažkaip adaptuotis. O šiaip pats save kategorizuotum labiau prie tiksliukų ar prie gal socialiniai mokslai tau lengviau ėjosi? Jo, visokie rašiniai, lietuvių, istorija, anglų, visi šitie dalykai. Aš prieš mūsų interviu pasiklausinėjau poros mokytojų, kaip jie tave atsimena. Tai apibūdinimai buvo tokie: tvarkingas, atsakingas, darbštus, spinduliuojantis vidinę kultūrą. Ar tai skamba kažkas apie tave? Ar čia melavo? Ne, čia neskamba visiškai apie mane. Tvarkingas. Ne, vieną kartą matematikos mokytas, kur, nežinau, turbūt gal ir nebemokė jūsų, bet toks Vytautas Mačernis, Juozas Mačernis, Juozas Mačernis, aš visą laikį paraštės piešdavau, mano visos sąsiuvinių paraštės buvo žiauriai pripieštos ir jisai kažkada pasakė, kad turėčiau padaryti parodą paraščių, pasakė, turėtum padaryti parodą gyvenimas paraštėse ir poetiškas labai. Tai nelabai tvarkingas. Vidinė kultūra žodis. Vidinė kultūra kažkokia jinai turbūt turėjo būti, nes mano tėvai šiaip faini ir santūrus ir tokie kultūringi, iš tokio kažkokio gal... Iš kur mes tą kultūrą, žinai, galim pasiimti? Mes atsinešam kažkokią jau kultūrą į mokyklą, į 9 klasę, tu jau ganėtinai esi kažkaip apsiformavęs ir turbūt jinai kažkokia buvo iš mano tėvų, iš mano šeimos. Bet aš sakyčiau, kad kaip vakar paprašiau pirmą kartą, kad ChatGPT baigtų su manim būti draugišku ir realiai pradėtų sakyti man tiesą. Ir visiškai pasikeitė tonas, aš nežinau, ar jūs, kaip jūsų ChatGPT susirašinėjat, bet siūlau iškart persijungti tą maudą, tai aš manau, kad mokytojai galėtų pasakyti ir tokių epitetų, kur kai man reikdavo, kai aš žinodavau, kad man jau dega šikna, aš man rodo biškį toks pašiftindavau ir tapdavau labai,
labai geras prie tų mokytojų. Na, trumpai tariant, bet tiesiog bandai išgyventi mokykloje. Aš bandžiau išgyventi mokykloje, jo. Nes man iš tikrųjų žiauriai supratau 10 klasėje, kad labai noriu išvaryti į užsienį, labai noriu įstoti į gerą universitetą. Ir pradėjau matyti, kad, neišneša mano pažymiai ir tada bandžiau verstis, kaip išeina iš padėties, visokius daryti papildomus projektus, rašinius. Šiaip gal irgi labai faina tam aplinka, nes mokytojai suprato, kad, nesinori, žinai, nieks nenori tau uždaryti durų ir kelių, visi nori, kad tau pavyktų, visi nori palaikyti. Tai jeigu jie mato, kad tu biški dundukas, bet kad tu nori, žinai, kažko ir tu to sieki, reikia tik parodyti tau tą norą ir duris tau pradės atsivirinėti. Tai man atrodo, mokytojai tai suprato. Dar trumpai liekant prie mokyklos temos, neatsiejama kiekvieno, bet jie mokinio dalis yra Guopsų stovyklavietė, kur važiuoja kasmet. Kaip tu atsimeni pačią stovyklavietę ir kokie jausmai gal apima apie ją galvojant, nes dabar šiomis dienomis tai daugeliu čia asociuojasi labiau su ramybė, su savęs paieškom, rekolekcijos, tos refleksijos. Ar tavo laikais tai irgi tokia labiau gal dvasiška vieta? Ne, aš jau tuo metu kažkaip buvau toks labai žemiškas gal ir neatsimenu, kada čia buvo, ar aš gal 10-okas buvau, bet vyko Džeset toks, aš nežinau, ar jis dar vyksta, bet Europos jėzuitų gimnazijų sąskrydis toks ir jisai vyko, ir Guopsų stovyklai vyko to Džeseto kažkoks renginys. Buvo mokyklų iš ten Prancūzijos gal dar kažkur ir aš tuo metu buvau parlamente ir padėjau organizuoti sporto varžybas. Mes baisiai stipriai pasikrovėm futbolą nuo visų komandų, visų kitų komandų, bet buvo labai smagu, aš padėjau tą organizuoti ir tai buvo mano, ir aš padėjau dar organizuoti renginius ir uždarimą to viso Džeseto ir pakviečiau pagroti, čia reikia suprasti, pakviečiau pagroti Viperį, tokį savo draugą didžėjų, į Guopsų stovyklą uždaryti tą renginį. Jis tiesiog turėjau suorganizuoti, būdamas 10-okas, iš kažkur gauti grotuvus, ten visą garsą ir panašiai. Ir tuo metu mes dar nebuvom kažkokie labai geri draugai. Iš vis aš dar muzikos beveik net nekūriau ir tai buvo mano kažkokia pradžia. Ir atsimenu, kad aš jį pasikviečiau, aš taip nejaukiai jaučiausi, ar jam čia faina, ar žinai, ar ką, bet jo, padėjau organizuoti tą renginį ir kažkaip atsimenu tokia kažkokia šviesia gaida, kad visiems kaip ir buvo faina ir viskas taip gražiai įvyko ir nuo to prasidėjo ta draugystė su Viperiu ir daugiau muzikos mano įsitraukimas į kažkokį didžėjavimo, produsavimo pasaulį. Nice. Po gimnazinės klasės lyg ir svarstai karjerą sieti su muzikos kūrimu kompiuteriniams žaidimams. Kaip žmogui atrasti bendrai, kad čia tas sritis yra jo pašaukimas, kaip tu atradai, kad tai tavo? Man atrodo, pirmiausia, tai tiesiog tu žiauriai daug gamini ir ypatingai 11 ir 12 klasėje mes taip baisiai kapojom lolą su klasiokais, bet būtent su klasiokais, kad įstojus visiems į universitetą, pirmam ir dar antram kurse, visi buvo išsiskirstę visur po pasaulį ir po Lietuvą ir visi vis tiek susijungdavo ir žaisdavo lolą. Ir čia buvo toks community, biški bendruomenės, mūsų kažkokios tai šaikos dalykas ir tuo metu aš jau bandžiau jungti, galvoju kažkaip, kas man patinka, tai yra, nežinau, muzika, kompiuteriai, produsavimas ir tas visas kažkoks, kompiuteriniai žaidimai, toks biški, toks nerdiška ta mano pusė. Šiaip, aš visą laiką toks nerdas buvau ir domėjausi visą laiką žaidimais ir ta industrija pačia kultūra, tai gal tiesiog buvo taip natūralu, kad muzikos kūrimas iš pradžių atrodė, kad su hobiais galėtų būti susijęs. Bet iš tikrųjų tas darbas žiauriai sunkus. Aš turiu dabar pažįstamų ir draugų, kurie dirba to industrijoje Los Andžele arba per atstumą. Tai yra labai, tai visų pirma yra labai sudėtinga industrija, žaidimų industrija. Šiuo metu iš jos atleidinėja ten tūkstančiai žmonių, nes tiesiog, jų darbus perima AI-us, ten dar kažką. Ir dar toj pačioj industrijai garso inžinierium, ten soundų kūrėjų būt, yra labai žema grandis. Tai tas darbas toks gerai, kad aš ten nenuėjau, bent jau man taip atrodo. Ja.
va tavo mama dalinosi irgi, jog tais metais, kai baigė mokyklą, labai daug kas skrido į užsienį. Jo. Ir jinai pati nelabai norėjo, kad tu išskristum studijuoti ten, bet galiausiai tu išskridai į Angliją, ten pasimokė metus ir grįžai, baigiai studijas VDU Kaune, ar ne? Ne, KTU. Ai, KTU, atsiprašau. Tai va, ar atsimeni, kokia buvo pagrindinė motivacija būtent nelikti Lietuvoje, o išskris kitur ir ar galvoji ir gyventi ir toliau jau siekti karjeros būtent užsienį, o ne Lietuvoje? Ar būčiau likęs gyventi, aš nežinau, turbūt toks būtų laikas ėjęs ir būčiau supratęs tą, bet aš išvariau į Angliją, bet ne į Londoną, o į ten Medway, tokį miestelį. Ir man atrodo, va tai viską ir pakeitė, nes ten buvo aš iš tokio visai jau besiburbuliuojančio Vilniaus, kur aš pradėjau kurti muziką ir pradėjau daryti dalykus, pradėjau grot festus ir panašiai, aš išvažiavau į tokį kaimą, kuris buvo 4 minučių nuo Londono ir aš netaip dažnai galėdavau nuvaryti į didelį miestą. Mano vidinė kultūra išvažiavus, vėl apie vidinę kultūrą geras žodis, šiaip žiauriai, mano jinai buvo tokia bevalė truputėlį ir bedantė, tai aš vietoj to, kad aš kažkaip bandyčiau eiti į tą socialumą su tai žmonėm ir eiti mokytis, nežinau, į tą universitetą, tai man buvo 19 metų, aš buvau vis dar pienius ir man norėjos tiesiog gamint ir aš gyvenau, tokiom visiško trešo sąlygom virtuviai, ant žemės miegojau, tokiam butuke nuomojamam, gyvenau su tokiu estu, kuris šiaip fainas bičas irgi mokėsi muzikos, tą muzikos technologijas, bet aš kažkaip supratau, kad aš per metus niekur nepajudėjau, žiauriai daug kūriau muzikos, man žiauriai buvo vieniša ir supratau, kad, blema, kažkaip visai ne tai, kaip aš įsivaizdavau ir aš nenoriu kankintis ir aš netoks žmogus, kur aš tipo sėdėčiau ir kankinčiaus dar ten 3 metus tam, kad nežinočiau, neatrodė taip vertinga man ten likt. Ir tada vasarą grįžęs kažkaip su mama pokalbėje ir išsigryninau savo, kad gal ir nebūtina man ten mokytis, ypač jeigu man sekas Lietuvoje ir aš ten galiu savo veiklas įprasminti čia, žinai, ir gyveninti. Tai man atrodo, žiauriai nepafilinau Anglijos, žiauriai nepafilinau universiteto ir tos kultūros ir kažkaip tiesiog šiaip juokinga, nes mane vis dar gaudo, kaip čia pasakyti, paskola mano Anglijos. Man jau dabar perėjo antstolių, tai šitą iškirti, bet šiaip gaudo skambinėjai iš Anglijos ir aš taip nenoriu mokėti tų pinigų. O tai po tų, gal kiek labiau nesėkmingų metų, nebuvo tokio spaudimo, kad, o gal, ne tai, kad tai iš viso ne mano, bet gal pabandyti, tai jau maitas buvo į kažkokią kitą sritį stot, iš viso, kas nesu muzika. Ne, dėl srities nebuvo visiškai jokių klausimų, aš kažkaip, kartais taip tiesiog pasiseka, kad tu žinai nuo ten 10 klasės, ten, kad kažkaip šitą ir nori daryti, tik tai klausimas į kokią formą, tai ar tai būtų žaidimų muzika, ar tu kursi muziką kažkam, ar ten dažnai, tai po biškį tiesiog pradėjo grynintis tas, aš labai daug ten grįžęs, tai ten 12 klasėje pradėjau groti, ten visokiuose festuose, tada pirmam kurse tik tai ten grįžęs į Lietuvą per atostogas, tada tą vasarą ir pirmam, antram, trečiam kurse jau Lietuvoje, nes aš negavau įstot į antrą kursą KTU, man kai kurios dalykus užskaitė, bet šiaip realiai aš vėl pradėjau iš naujo univerą ir dėl to aš taip, prasitęsė man tas universiteto laikas ir KTU, vėlgi, no disrespect ir no hate, bet ten buvo baisiai nuobodu ir buvo baisiai redundant ta informacija, aš jau žiauriai daug tų dalykų mokėjau arba kiti dalykai, pavyzdžiui, kaip ten laidų, kažkoks tai ten garsistų dalykai, tai man buvo žiauriai neįdomu. Ir aš tiesiog tą laiką, būdamas Lietuvoje, išnaudojau kitiems dalykams, pradėjau grot grupiai, radio laidą ten pradėjau vesti ir kažkaip tai naudotis tuo laiku savo veiklas kažkokias tai daryti. Ir sakytum, kad tuo pačiu metu, kaip studijavai, iš esmės, tai kaip ir pats mokinaisi ir pats tiesiog gilinaisi ten, kas tau įdomu? Jo, visiškai jo. Ar tau šiaip svarbu, kokiame kontekste, šiuolaikiniam kontekste nuskamba tavo dainos, kurios yra naudojamos? Jo, aš norėčiau, kad jos skambėtų ne ten Žemaitaičio realiai kažkokiam, tai jeigu taip atsitiktų, tai nežinau, kažką tikrai paduočiau į teismą. Dabar, kai ir kalbėjom prieš tai, kai lietuviška muzika tokį išgyvena galvos, aukso amžių galima būtų pasakyti, ar manai, kad į pačią industriją būtų lengviau įsilieti dabar, ar tada, kada tu susipažinai su? Šiaip įdomus klausimas, nes, tarkim, jeigu pažiūrėtume kokius 2000-osius ar 90-osius, kai atlikėjų buvo ten 4 per visą Lietuvą ir jie buvo super žvaigždės,
galėtum sakyti, kad tada buvo lengviau, nes mažesnė konkurencija buvo, bet tuo pačiu, man atrodo, reikėjo labai specifinių įgūdžių ir tokio net ne įgūdžių, nes tada, aš vėlgi, no disrespect, bet 90-ųjų, 2000-ųjų muzika lietuviška nėra labai gera ir turbūt nereikėjo labai daug įgūdžių, kad ten būtum, reikėjo charakterio, reikėjo naglumo, reikėjo kontaktų ir taip panašiai. Dabar yra visai saturuota ta rinka ir ta scena ir gal dabar tikrai reikia daugiau to talento, bet man atrodo vis tiek pagrindinis dalykas, ko ir tada ir dabar reikia ir kas dabar paeitų ir bet kada paeis, yra unikalumas, kažkoks individualumas, bet kieno. Užkniso taip pat skamanti muzika, taip pat atrodantis filmai, taip pat, nežinau, kažkokio norisi individualumo ir unikalumo ir požiūryje, ir balse, gal charakteryje. Tai, man atrodo, atlikėjai, kurie tą turi, jiems lygiai taip pat lengva turėtų būti kažkaip tai. Ne tai, kad lengva nebus, bet nu jo, jų reikia. Jo, ir jie įsilietų į tą sceną. Ar dabar, kai esi vis tiek labiau atpažįstamas, žinomas, ar sunkiau toje ir industrijoje būtent daryti taip, kaip tau nori, ir šitokį muziką, kuri tau patinka ir likti prie savęs? Ar jauti tą tokį... Spaudimą. Jo, truputėlį, kažką. Šiaip ne, šiaip ir jo, ir ne, aš neturiu, ne tai, kad neturiu ką praras, aš turiu ką praras, bet aš nebe pirmą kartą jau muzikoje, kaip čia pasakius, mano karjera yra kažkokiais kalneliais beinanti ir aš visiškai nesupykčiau, jeigu vėl mano būtų kažkoks tai nusileidimas, bet aš nebenoriu to ir ką norėjau pasakyti, kad aš subrendęs esu, kad suprasčiau savo kažkokį tai, kad turėčiau ramybę su savim, kad man nebeskaudėtų ir aš nenorėčiau nieko kopijuoti, kad aš tiesiog, galėčiau būti nuoširdus savo, unikalus, toks, koks aš esu ir taip, kaip aš matau, o tai matau, kad domina žmonės ir kad prie to žmonės ir kabinasi. Tai aš dabar tokia kažkokia įdomioji dilema esu, nes kažkokiam taške iš šono žiūrint lyg esu ir kažką dėl to turėčiau daryti ir kažkaip save pozicionuoti, kažkokius gal movesus daryti, kuriuos visi daro arba kuriuos reikia daryti, kai tu esi ten pop atlikėjas, nominuotas pop kategorijai, man taip crazy, bet tuo pačiu aš noriu tada kartais priešingai daryti, aš tada kartais noriu jo prieštarauti tam, protestuoti prieš tai ir vos ne, padaryti dabar žiauriai crazy, feel free, tokį fun, kažkokį tai albumą, kur nebūtų iš vis nei vieno pop gabalo, žinai, ir žiūrėti, kas tada bus. Daryti tik tai taip, kaip aš iš tikrųjų feelinu, žinai. Kalbant apie drąsą būti savimi ir socialiniai erdvėj tu labai ir edukuoji savo sekėjus apie politinės aktualijas, išsakai savo nuomonę, kvieti prisijungti prie protestų. Iš kur ateina tavo toks pilietiškumas, toks pilietiškas sąmoningumas ir drąsa ne tik muzikos srity, bet ir šiaip tiesiog rašyti, rodyti ir netgi skatinti, žinant, kai gali padaryti įtaką žmonių grupiai, būtent net ir politikos sferoje. Tai yra du dalykai. Vienas, dėl šito supratimo, kad tu gali padaryti įtaką, tai yra toks ilgas ir sudėtingas suvokimas ir kitų žmonių biški toks man patepinimas į petį, kad klausyk, tu taip pat turi balsą ir tu turi jo naudotis ir panašiai. Ir tokio, ne tai kad spaudimas, bet toks, mes nešam atsakomybę žmonės, kurie turi kažkokį tai kanalą, tai jie neša atsakomybę. Ir tai yra labai svarbu ir šitie klausimai yra svarbus ir iš vis net nėra jo klausimų. Bet kitas dalykas, tai, kuris man atrodo yra man galingesnis, yra supratimas, kad, kaip čia pasakius, ne tai, kad gyvenam vieną kartą, bet toks, kur yra tokia šikna, kad, jeigu tu dabar nedarysi šitų dalykų, tai, tu niekada gali būti, kad ir nebepadarysi ir neturėsi tos progos. Kad toks kažkoks urgency, toks dabarties rėkimas tau į veidą, kad aš noriu būti teisingų istorijos pusėje ir man atrodo, kad mes esam teisingų istorijos pusėje, kurie apie tai šneka ir kurie eina į protestus ir kurie šneka apie klimato kaitą ir panašiai. Ir man atrodo, nesuvokiama, nešnekėta apie tai, dėl to, kad tai mus visus liečia ir darysis tik blogiau. Tai jeigu
aš to degu, tada aš pabandau kažkokią dalį to savo ugnies perduot, tiem, kas pasiema tas faina ir čia yra mažiausia, ką aš galiu padaryti. Nes, nu, tipo, mes mažai ką galim padaryti. Aš tu bendruomenė, jezuitų, tipo, mes galim ten padaryti, žinai, rinkimą šiukšlių ten iš Vilnelės, bet, nu, čia mes šnekame apie tokius juokingus dalykus. Trumpas, tipo, Venezuela, žinai, okupuoja, Grenlandiją nori pirkti, kas toliau naftą, mes realiai bejėgiai esam, bet bejėgystės jausmas yra labai nuginkluojantis ir aš nenoriu, kad mes jaustumės bejėgiai, aš noriu, kad kažkokia ugnis biški pradėtų mumise kilt ir atsirastų pyktis, kad nu, čia nesąmonė. Ir vat, iš tas pyktis jis mane uždega, tai aš tada pamandau kažkaip tai tą perduoti. Tai kaip tada tokiam pasaulyje, tokiam gal kartais labai negatyviam, kaip tu tada atrandi vilties? Netgi tada, kada atrodo viešai keli, sakai ir, nu... Aš anksčiau turėjau gal kažkokius kitus būdus, kažkaip vadinčiau tai optimizmu, bandžiau mokytis būti optimizmu, bet nu, nuoširdžiai, tipo, vat sausio, ta pirmą savaitę, kai Trumpas pagrobė Maduro, man buvo toks, tipo, tiesiog visiška apatija ir lūžis, ir tikrai toks naujas kažkoks lūžis, kad kas ką nori, tas tą daro ir visiems viskas iš vis vienodai. Ir tada aš supratau, kad man biškai reikia pakeisti požiūrį į ne tokį, kad aš optimizmą, čia kažkokia optimizmas, nes optimizmas šiaip jis nebeveikia tada, kai, nu jo labai daug reikia valios, kad atsilaikyt prieš neteisybę pasaulio. Ir aš supratau, kad man tiesiog reikia pradėti tiesiog gerai leisti laikas. Tipo, aš noriu toliau apie tos dalykus šnekėti, bet tam, kad aš likčiau sveiko proto, kad kažkaip judėčiau, kad galėčiau apie tai šnekėti, man tiesiog reikia pasileisti. Pradėjau daugiau kažkokių dalykų lankyti, pradėjau kažkaip skaityti daugiau, tokių bendrai į gyvą pasaulį, į tikrą pasaulį daugiau įsiliejau. Pradėjau mažiau skaityti naujienų ir mažiau dar labiau gilintis į tas antraštės ir daugiau būt fiziniuose kažkokiuose dalykuose, kurie dar ir socialiniai kažkokie ten stalo teniso būrelis, tipo, yra kažkoks bendruomenė kažkokia, kuri ir tu kažkaip pasportuoji, kažko išmoksti ir dar pabūni su žmonėm ir gali kažkaip su jais pabendrauti. Tai vat man tokių apsistačiau save tokiais kažkokiais grupėm žmonių ir man veikia žiauriai. Ir aš kažkaip pradėjau tai preachint, kad visi, nežinau, pradėtų rinktis savaitgaliais ten dideliam šaikom žaisti, nežinau, stalo žaidimus ar stalo tenisą ar kažką, ar varyt bėgiot kartu ar žaisti fulę, bet kad kažkokio turėtų būti bendruomeniškumo vis daugiau ir daugiau, nes po vieną tai mums, tiesiog tos mintis užsisuka ir bus sunku labai tada. Tai manai, kad tiesiog tokiuose gal perioduose pasaulio tiesiog lengviau būti kartu su bendruomenė? Jo, tu vienas negali šitų dalykų išsispręsti ir suprasti ir dėl to man atrodo, mokykla šiaip irgi gera bendruomenė, tik tai aš bijau biški, kad mokyklai mes kadangi turim tokią vieną rolę kažkokią tai ir ta rolė yra mokytis, iš mūsų to tikimasi ir mes visą savo beveik laiką dienoje, kai būna mokyklai, tam skiriam. Ir dar gyvenam tokių sudėtingų laikų, kur labai daug mūsų dėmesio paima, ten social media ir panašiai. Tai labai sunku, man atrodo, mokyklai tą bendruomeniškumą kažkaip tai puoselėt, nes visi visą laiką gali, žinai, visi turi kitų bendruomenių, kurios yra kažkokios internetinės ir tą dėmesį paima, suvalgai, dėl to faina, ką daro parlamentas ten ar kažkokie renginiai, kurie vyksta, bet, man atrodo, reikia tokių grupių žmonių, draugų grupės lygiai tą patį atstoja, bet reikia šnekėtis, reikia būti. Jau galėtum vieną kažkokią taisyklę sugalvoti, kurią turėtų sekti visas pasaulis, tarsi kiekvienas žmogus, kokia būtų ta viena taisyklė, kažkoks gal moralinis įsitikinimas, gal vertybė, kažkokia viena. Šiaip, man tai atrodo, kad tos taisyklės visos jau yra ir kažkaip, jeigu, būtų crazy, jeigu jie visi vadovautųsi, tai ta taisyklė būtų daryk kitam taip, kaip norėtum, kad tau darytų ir tada viskas, man atrodo, išsispręstų. Nes per mažai sadomazohistų pasaulyje, kurie norėtų, kad ir kitiems tai darytų ir, man atrodo, daugiau žmonės tiesiog nori gyventi ramiai, kažkokiai darnioj aplinkoje
kita taisyklė gal būtų ten kartą per savaitę, kad visi privalomai su šautuvu į gamtą turėtų išeiti. Ir nežinau, arba paaukot kam nors. Tai kažkokie tokie dalykai, kurie biški dar nuo savęs į kažkokį pasaulį. Nežinau. Yeah. Gera taisyklė. Yeah. Dar grįžtant prie tavo muzikos. Ir dabar bekalbant su tavim galim pasibėti, koks tavo šiaip platus žodynas, koks didelis žodžių bagažas. Taip. Ir klausantis kitų interviu daug būna, kas pastebi, kad labai esi iškalbingas žmogus. Tavo dainose, nors ir yra daug labai visokiausių meniškų epitetų, bet taip pat galime girdėti kažkokių anglicizmų, angliškų žodžių. Kaip ir mano kalboje. Taip, nors aš kartais man toks jausmas, kad kai klausausi, lyg kokia nors lietuviška frazė būtų išversta galvoje iš anglų kalbos. Tokia labai pažodžiui. Ar jauti savo kalbai, gal net labiau savo kūrybai į tą vakarietišką įtaką, anglų kalbos įtaką? Ja, tai manau, kad neišvengiamai žiauriai įdomu, nes bent per šitą intervą žiauriai daug tikrai naudojau tokių angliškų kažkokių išsireiškimų, bet tu irgi jų naudojai, bet mūsų nėra tokie patys. Ir, bet aš manau, kad kalba yra gyvas dalykas, augantis, kažkoks gyvas, besiformuojantis dalykas ir man irgi kaip čia, siutas ima, kai ten VLKK sako, kad ten yra tokios ten taisyklės, negalima sakyti to ar ano, ten prisigalvom kažkokių sudėtingų žodžių. Man atrodo, žmonės, kalba taip greit lietuvių tikrai neišnyks. Lietuvių kalba, jeigu mes ją bandysim kažkaip sustatyti kažkokius rėmus, tai jų nesivadovaus tais rėmais ir šiaip ta kalba bus mirusi, tai mirusios kalbos mes nenorim. Mes norim, kad jinai tikrai netaps anglų kalba, bet kad anglų kalba kaip lingua franca jinai paėmusi jau žiauriai daug viso pasaulio kažkokių epitetų, kažkokių techninio žargonų ir panašiai, tai taip tiesiog yra ir ar čia geriau ar blogiau nuo to, man atrodo, kad globalizacijos akivaizdoje, kai mes visi daugiau keliaujam ir mes bandom susikalbėti su žmonėmis iš visiškai kito pasaulio krašto ir mes bandom kažkokių, nežinau, netgi, žiūrėk, visiškai versijų, sprendžiant globalias problemas, tai, kad mes angliškai visi galim šnekėti, yra pliusas, o ne minusas. Tai man atrodo, kad tegul visi moka tą vieną užsienio kalbą bent jau ir tada mes galim kažkaip tai bent jau spręsti tas problemas. Ir tada, pasiemam savo, kad aš ten tekstuose naudoju šitą, tai man faina, aš kažkaip, taip kaip aš kalbu, aš taip ir rašau tekstus. Tai... Kurios dainos tavo tekstas labiausiai atrodo neįvertintas gal? Neįvertintas? Jo, toks, tu gal tikėtumeisi, kad čia kažkokia frazė tokia išliks, kad bus ta tokia kabliuojanti frazė, o kažkaip gal ne taip nuskambėjo kaip... Gal aš nesu taip gal išsinagrinėjęs. Būna tokių, kur aš kartais išgirstu besiruošdamas koncertui tos dainos kažkokią tai vietą ar kažkokį tekstą, arba kai daug kartoju, man tai pasirodo, kad fainai sudėta. Bet dažniausiai tai būna repo gabalai, ten Šventa ramybė ar ten Lipalas, tokie yra tokių vietų juose, kur aš galvoju, čia gerai susistatė. Bet tuo pačiu aš tekstus taip keistai rašau, aš taip... Man muzika yra svarbiau, pati muzika ir bendras visas finalinis produktas man yra kažkaip svarbiau negu tekstas kaip kažkokia mintis ir dėl to aš kartais pridedu daug visokių sakinių, kurie iš pradžių neturi sąryšio arba reiškia kažką žiauriai abstraktaus. Visi tada sako, eik tu savo, tu čia žiauriai gerai parašei, čia žiauriai kažką radai, kas yra, aš žinau, kad aš neturėjau to omeny. Bet visi taip interpretuoja ir man faina, o tada aš gale, praėjus metam ar ten pradėjus koncertuoti, aš atrandu tada savo prasmes tose tekstuose. Tai mano tekstai ir mano tos dainos, kai aš jas išleidžiu, kažkurio būdu yra nebaigti ir kažkokie tokie, kaip ir ta kalba, tokie nesusiformavę ir besiformuojantis. Ir tada prasme mes kartais įsidedam. Ir man atrodo gal netgi faina, man gal fainesnės tos dainos, kur aš rašau ne apie ten konkrečią spalvą ir konkretų buteliuką ar ten konkrečią kažkokią tai dieną, bet apie kažką tokio platesnio, kur galima savo prisitaikyti. O tai ankstyvame tavo dainų rašymo stadijoje, tau pirmą gimus ta
melodija pati kažkokia idėja dėl muzikos, gal dėl producavimo ar tekstas? Man iš pradžių gimsta dažniausiai iš vis būgnai. Būgnai? Jo, būgnai. Okay. Vadinamas beatas. Nes aš nuo to ir pradėjau. Man šiaip hip-hopas didelę įtaką daro ir visą laiką darė. Ir dėl to aš pradedu... Beatas man pats vaibas, vat būgnai ir tie kiti šalia dalykai, jie man nurodo, kas čia bus per gabalas. Nieks taip kitas nenurodo, kas čia bus per gabalas, koks jisai yra, koks bus finalinis kažkoks tai produktas, negu būgnai, nes jie kažkaip iškart referuoja į kažkokį tai žanrą, į kažkokį tai tempą, į kažkokią tai pasaulio vietą. Va šiandien prie bosanovos gabalo sėdėjau, bet tas bosanovas gabalas, jis toks kažkoks vėl modernus, jis toks tipo dekonstruoju tą bosanovą ir ten, nežinau, tekstas toks juokingas ir keistas tame gabale bus, bet būgnai, jo, būgnai, muzonas ir tada ten gale tekstas. Tada aš pradedu kažką ten vapent ir kai prisivapenu kažkokį gerą flow, tada pradedu statyti žodžius į tą. Ar šiaip žinai, kokias tavo šeimai labiausiai patinka dainos tavo, kurios kūrėsi, arba ar artimos aplinkos klausinėjai, kas jums patinka, jų nuomonė tau svarbi? Mama, tai mamai patinka Beržas ir kai aš jai buvau parodęs ankstyvą demuškę Beržo ir ten, jinai ten klausydavo tos demuškės baisiai, ten jai žiauriai patiko ir tada jau buvo plastikos ten baiginėjimo etapas ir aš įrašiau vokalą Beržo tokį finalinį, įrašiau styginius, aptvarkiau produkcioną. Ir nusinčiau mamai tą versiją paklausyti, jau važiuodamas į kažkokią tai, kažkur mes su Patricija važiavom į kaimą gal. Ir aš mamai nusinčiau ir jinai, matau skambutis ateina ir jinai sako, gal gali atsiųsti tą praeitą versiją. Aš toks sakau, bet tai, mama, tai čia, čia Beržas, tipo, čia dabar, žinok, šitas kažkoks per švarus, kažkokia per švari šitą. Ir aš toks, ir aš šiaip visiškai suprantu, ką jinai turi omeny, nes kartais ir jinai, man atrodo, to pati nesupranta, bet mes net patys atlikėjai kartais priprantam prie demuškių, prie demo versijų ir negalim pamiršti to, kaip skambėjo kažkaip žaliai ir taip pirmokiškai ta versija, bet jinai kažką labai dažnai turi, ko nebeturi finalinė daina. Ir su Beržu jai taip pasirodė ir taip buvo, tai tiesiog jai taip patiko, kad jinai, žinai, nuo pat pradžios ją klausė. Ir turėjo netgi savo mėgstamiausią versiją tos dainos. O daugiau visi kiti tai kažkaip taip, gal aš neklausinėjau jų. Net, pavyzdžiui, nežinau, kokia yra Patricijos mano mėgstamiausia daina, bet man atrodo taip kažkaip mėgstamiausia daina, toks dalykas, aš pats negalėčiau pasakyti savo mėgiamų atlikėjų kažkokios mėgstamiausios dainos. Man dažniausiai jie būna toks kaip vienas kažkoks debesis, kažkokios muzikos albumas, gal kažkoks yra labai svarbus, ten, žinai. Bet kažkaip viena daina toks dalykas, kurie keičiasi tavo gyvenimo etape, tau gali skirtingos dainos būti mėgstamiausios dainos. Ja. Tai aš kai klausiu tavo mamos apie mėgstamiausios dainas, tai jo, jinai išskyrė Beržą, taip pat jinai išskyrė Vienas, sakė tiesiog, tai labai patinka Vienas ir Pavydas, nes sakė, kad jai jūsų duetas su Domantu Starkausku, wow. Jei ne duetas su Domantu Starkausku, o jei Domantas Starkauskas labai patinka. Domantas Starkauskas labai daugam patinka, labai, tėvam, to prasme, jis... Patricijos tėčiui, teisučiui, ten visi apie Domantą sako, tipo, crazy, ant tiek, wow, Domantas. Ir jis iš tikrųjų yra wow, Domantas, bet kartais, kai iš to mamos, žinai, tos maždaug, jo, gera ta daina Pavydas, bet Domantas. Ja. Tai va, taip pat ir klausiu jos, ko ji norėtų tau palinkėti. Tai va, cituosiu dabar. Sako, žiūriu ir taip džiaugiuosi. Jis žino, ko nori, yra atsakingas, mylintis, mylimas, aš jau matau susiformavusi vaiką. Ėjo griuvo, bet manau, man labiausiai patinka, kad žino, kas jis yra. Linkėčiau Tomui nepamesti savęs, nepamesti aistros gyvenime, būti sveikam, rūpinti savimi, nepamiršti mamos ir tėčio. Ar dažnai gauni kažkokias tokias žinutės iš mamos, iš tėvų? Dažnai? Jo, šiaip ir žinai, tu tai pasakėjai ir visiškai tu būtum nepasakius, kad čia mano mama, aš būčiau, vos ne, žinai, pasakęs, tu būtum klausęs, kas čia parašė, Patricija, mama, močiutė, ten tėtis, Mantas. Būčiau pasakęs 100%, kad mama, jinai labai palaikanti ir labai dvasinga. Tai kažkaip
visiškai man viskas, kaip čia, turi prasme, kai mes, žinai, visi trys baigė mokyklą ir tada kažkiek praėjo laiko ir mama vėl čia sugrįžo. Jo, kažkoks toks, visiškai čia matau ją ir tą jos augimą irgi matau. Tai nieks, kaip ir daina, nieks nėra baigtinis kažkoks žmogus. Aš matau save augantį ir kažkokį besiformuojantį, bet aš taip pat matau savo mamą, savo tėvus besiformuojančius ir besikeičiančius. Tas vat, man yra faina matyti, mes anksčiau kažkaip galvojau, kad suaugęs žmogus, tavo tėtis ar mama, yra susiformavę žmonės, jie, žinai, tokie, kokie jie yra kažkoks šablonas ar kažkoks, nežinau, modelis, žinai, žmogaus, bet iš tikrųjų, kaip jie keičiasi, tai yra crazy. Tavasme, vat, juos stebėti yra crazy. Žmonės nuo 50 besikeičiančius, vėl atrandančius draugus, kažkokius vėl atrandančius ten už tave tūsinančius labiau, žinai, iki ryto ir panašiai. Vat, matymas, kad tu visada gali keistis ir jeigu tu tam tik tai turi noro, nežinau, valios ir jėgų. Tai va, gal žiūrovai nežinau, bet esame iš tiesų Tomo Skaidros klasėje, pradinukų korpuse. Ir taip pat tavo mama yra tau paruošusi mini staigmenėlę. Tai yra užkandis, kurį sako, kad tu labai mėgsti. Oho, tai va. O nėra labai kreis viskas. Tai va. Kas čia per užkandis? Papasakok mums. Tai čia yra suktinukas su pistacijom ir pistacijom, nu jis vegetariškas dalykas, su pistacijom ir dar kažkokiais dalykais, bet mano mama tik tokį daro. Ten krapai, pistacijos, dar kažkas, svogų, česnakas. Yra įdomu tai, kad aš jį mėgstu, bet dar labiau jį mėgsta Patricija. Ir kažkaip tai, iš visų dalykų, ką mano mama daro ir gamina, tai šitas dalykas yra vos ne jos mėgstamiausias. Tai jau dabar, kai nepasistiprinome, bet pamatėme maistą, tai į temą visai pasportuoti. Tai Tomai, tu be galo mėgsti žaisti stalo tenisą, ar tiesa? Kaip gimė tavo aistra, gal net sakyčiau, meilė šiai sporto šakai? Šiaip, nuoširdžiai, jinai yra labai nauja meilė ir aš nežinau, kaip jinai gimė. Man atrodo, stalo tenisas atsirado kartu su pora draugų, kurie labai stalo tenisą pradėjo kartu žaisti. Mes trys esam tokie, daugiau mūsų yra, bet yra vienas draugas, Kristijonas, linkėjimai jam į Belgiją ir kažkaip jis už mane geriau žaidė ir vis dar geriau žaidžia ir atsirado tiesiog toks konkurencija ir noras, žinai. Okay. Bet gal netgi sakyčiau, stalo tenisas pirmą kartą atsirado taip rimčiau, kai organizavau savo vestuvės ir man buvo aišku, kad žmonės negali vestuvėse tiesiog stovėti, gurkšnoti ir klausytis kalbų ir jie žiauriai norės kažką žaisti. Ir vėlgi, mano žmona sakė, kad ką tu čia darai, aš ten nuvariau į Dekatloną, pripirkau vandens šautuvų, ten fulės vartus, ten kamolį, pasiėmiau iš tėvų stalo tenisą ir viską ten, didelių mikriukų vežiau, žinai, ten. Ir ant tiek pasiteisino, kad crazy. Ir stalo tenisas, mano tėvų stalo tenisas liko pas Patricijos tėvus ir mes visą laiką ten nuvarom ir ten tokia vieta, kur daug žmonių atvaro ir daug hebros ir mes visą laiką tą stalo tenisą įsitraukiam ir žaidžiam ir vat kažkaip su kažkokia vieta, su kažkokiais žmonėms, su kažkokiam patirtim, jis pradėjo kilt meilę, o bendrai Lietuvoje pradėjo atsiradinėti, žinai, vos ne kiekvienam parkelė stalo tenisas, kad ir ten akmeniniai visokie mokyklos, visas beveik turi stalo tenisus, mačiau čia irgi beinant, Marty Supreme išeina, žinai, kažkaip taip, tiesiog toks kažkoks kritinė masė atsirado ir jis tiesiog toks paprastas sportas, kad, labai faina. Tai kviesiu tave, mūsų tradicinė rubrika Blitz klausimai, kad šitai klausimai būtent ir atsakyti prie žaidžiant stalo tenisą. Tai pasportuosim. Super. Tai kaip vyks mūsų karštieji klausimai, užduosiu 10 klausimų, tavo tikslas juos atsakyti kuo greičiau ir nepamesti stalo teniso kamuoliuko. Puiku. Maža. Gerai, dovanoti ar gauti? Gauti. Kalnai ar jūra? Kalnai. Vakaras ar rytas?
Rytas. Filmai ir knygos? Šiuo metu knygos, bet čia filmai. Ok. Teikiautas ar naminis maistas? Naminis maistas. Verčiau netektum regos ar klausos? Eik tu savo, nesakysiu. Regos. Verčiau atsisakytum saldumyną ar mėsos? Mėsos, 100%. Melodija ar tekstai? Melodija. Ar visą gyvenimą verčiau tik žaistum stalo tenisą, ar tik stebėtum, kaip kiti žaidžia stalo tenisą? Žaisčiau visą laiką. Iš vis nieko nedaryčiau, muzikos nedaryčiau, tik žaisčiau stalo tenisą. Super. Nu tai teskas įvykdytas? Jo? Taip. Okay. You did it. Galėtume taip 100 klausimų, žinai, ir taip pagautum flow, bet ačiū. Grįžtant prie šeimos temos. Ar jautiesi artimas bendrai su visa šeima? Jau girdėjom, kad turi akivaizdžiai artimą santykį su mama. Turi ir 2 brolius. Ar palaikai ryšius ir su jais? Nuoširdžiai šiuo metu mes nesam labai artimi. Tiesiog gal skirtingus dalykus veikiam ir net nežinau, negaliu paaiškinti kuo, bet visi dabar siekia savo kažkokių tai tikslų ir kažkur juda ir mes dažniausiai, kai susirinkam visi kartu, tai mes turim labai tokį fainą, diskutuojantį, tokį labai burbuliuojantį santyki. Mes esam šeimoje 4 bičiai, žinai, tėtis ir 3 broliai ir labai dažnai ir apie politiką išeina klausimai ir apie kažkokį tai pasaulį ir mes žiauriai daug šnekamės. Bet va taip kažkaip tai mieste ar ten kitose dalykuose, nors mūsų burbulai biški persidengia, bet tiesiog susitinkam padiskutuoti, pašnekėti, pavalgyti, praleisti laiką ir po to gyvenam savo gyvenimą. Dažnau, kad turite šeimos kaip grupčiatą grupę, kur raštas pripažink, kuris iš jūsų esate aktyviausias. Mama? Mama? Jo, 100%. Rašinėjate savo, ką jūs, ką gero? Jo, šiaip tas šedas kartais būna aktyvesnis, kartais netoks aktyvus. Bet jo, visą laiką fotkės atsiunčia, rodo, jinai šiaip ir iš mokyklos kažką atsiunčia, parodo, jo, kaip jas klasė laikosi, ką jie veikia. Mes daugiau, žinai, tas grupčiatas tai toks, bet visi turi tokius santykius kiekvienas su kiekvienu ir man atrodo, va ten tose čatuose labai daug irgi tokio. Ir skambučiai, jo. Tavo mama minėjo, jog jai švenčiausias jūsų šeimos laikas yra per Kalėdų rytą, kai rašote laiškus vieni kitiems, kas yra viena vėliausių šeimos tradicijų. Kaip jinai jau yra ilgai jūsų šeimoje? Aš biškį patvykinsiu, nes nėra taip, kad mes ryte, Kalėdų rytą rašom laiškus. Čia arba jinai netai pasakė, arba tu netai supratai. Okay. Mes rašom vieni kitiems laiškus, bet mes šiaip ištraukiam kiekvienas kažką, secret centą ir tada tam žmogui dažniausiai rašom laišką ir jam visą dalyką nukreipiam, bet šiaip tada mes atsikeliam tą Kalėdų rytą, visi atsisėdam ir kažkas vis kažką pasako, tai toks juda, labai skamba taip kažkaip taip gražiai ir yra šiaip jo labai gražu, bet man atrodo, kad tas tradicijas šeimos mama įvedinėja, nes kitos šeimos kažkas kitas tradicijas turi, bet šeima be tradicijų, tai taip gal irgi toks kažkoks ir nėra vėlų kažkada tas tradicijas vėliau įsivežina, jeigu tu jų neturi, kai tu esi ten 12-okas, bet po to, kai visi suauga ir grįžta ir tada gali tas santykis augti. Ar turi kažkokią tradiciją, kurią jūsų Patricija turit jūsų šeima, kaip ir kažką tokio išskirtino, tokio kitokio nuo tėvų? Jo, mes turim, bet jos tokios, žinai, kai kurios praktiškos, pavyzdžiui, weekly planning, mes tokį sekmadieniais pasidarom, kadangi turim šunį, reikia suprasti, kas tą kitą savaitę, kas ką veikia su to šunim, tai mes turim kažkokį tokį planą, kur persižiūrim savo ateinančią savaitę, pasidalinam kažkaip, pasičekinam viską, bet žinok, dar gal irgi ne viską įvardinčiau kaip tradicijas, tai gal dar tos tradicijos irgi besikūrenčios yra. Ja. Jau mūsų laivai einant į pabaigą. Dar vienas dalykas, ką pasakė tavo mama, jos paklausiau, ką ji norėtų tau aplengvinti. Pradžiai ji nežinojo labai ką atsakyti, bet galiausiai pasakė, kad per koncertus, kai Tomas laksto ir šakinėja, bijau, kad būdamas be akinių nenukristų.
Tai kaipgi iš tikrųjų yra su tavo rega ir ar tikrai yra tikimybė, jog koncerto metu, jeigu esi be akinių, susižalosi? Šiaip kažkiek tame yra tiesos, ypatingai Žalgirio arenos koncerte buvo tokia dūmų, buvo tokia žemas rūkas ir jisai taip apgaubė scenos kraštus ir tu nebematai scenos kraštų ir gali būti, kad aš visai vienu metu per repeticiją buvau arti tokio įgriuvimo, bet šiaip man akinių per koncertą nereikia, aš be jų dar geriau jaučiuosi ir man patinka nematyti tokių specifiškai veidų, man patinka kažkokia masė, man patinka įsigilinti muziką, aš nenoriu skaityti kiekvieno veido atskirai, aš noriu, kad kažkaip jaustųsi viskas kaip kažkokia viena didelė masė. Tai Tomai, ačiū tau labai labai, kad visus atvykai, kad sutikai ir kad taip nuoširdžiai pasidalinai. Ir sėkmės savo darbe, sėkmės tau viską, ką darai. Ir mes patys jėzuitai tikrai, čia jau darosi toks mūsų dalykas, kad labai didžiuojamės, jog esi mūsų alumnas. Tai man labai malonu tave turėti čia šiandien. Dėkui. Visiems drąsos ir kažkaip nebijojimo būti unikaliam ir skirtingam ir jo, naudokitės mokykloje, tiek daug duoda dalykų, naudokitės tais dalykais. Ačiū visiems žiūrėjusiems ir iki kitų kartų. Ir iki kitų kartų. Ir tikiuosi klausimų nebėra. Iš naujų namų į jų antenas, prisistatė pastatų ant scenos. Apsitūžęs aš nebūnu vienas, pasikūrė užsipilsimės namų arenas. Kai nemoka be gandų, iš manęs ne žodžių, o darbų.